Kažkur tolumoje kyla lėktuvai, kažkur baigėsi horizontas, kažkur vis labiau skuba žmonės. Skuba tikėti, kad tarp to kažkur ir gerai galima rašyti lygybės ženklą. Bet ar tikrai svetur žolė žalesnė? Šiemet bandysim didesnį dėmesį būtent skirti Jungtinėm Amerikos valstijom. Eivina, Gabrielė, Viktorija, Agila. Tai tik keli žmonės, kuriuos drąsiai galime vadinti sektinų pavyzdžių. Jaunųjų profesionalų programa Kurk Lietuvai pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje, kuri suteikia galimybę jauniems profesionalams savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo. Mes pritraukiam iš užsienio žmonės, mūsų nutekėjusius protus, kurie išvyko studijų tikslais arba darbo tikslais ir parodom jiem galimybę, kaip galima kurti Lietuvai. Ir ne bet kur, o viešajam sektoriui, ir ne bet kaip, o sėkmingai. Norint, kad šalis klestėtų, reikia, kad jaunimas patikėtų patys tą šalim. Šiai dienai yra ta tendencija, užsienį dirbantis jaunimas dažnai grįžta namo, pradeda savo verslus arba ieško darbo vietų reprezentacinėse kompanijose. Ir įdomų žmonės, pamatė gyvenimo, pamatė darbo, vargo, mieliau kimba į darbus. Projektų vadovai Povilas ir Markas įgūdžius tobulino užsienyje, o šiandien pasitelkdami savo žinias kuria kitokią, šviesesnę ateitį. Jie dirba konkurencijos taryboje ir sprendžia kartelių ir korupcijos problemas. Ir nors gyvenimo užsienyje perspektyvos viliojo, vis dėlto jie grįžo į Lietuvą. Tiesiog pamačiau šią programą. Tai yra programa, kur gali įgyvendinti pokyčius, kur gali pritaikyti savo užsienį įgytą patirtį ir kur nebūsi tas raiktelis kažkokio institucijoje. Kiekvienam piliečiui, pareigingam piliečiui valstybės problemos turi rūpėti ir mes nesame išimtis. Mums tai rūpi ir mes norim nešti tą pokytį ir keisti Lietuvą į geresnę pusę visų piliečių labui. Svarbu žingsnį, kuriant klestinčią valstybę, žengė ir kaunietė Julija. Siekiant į Kauną pritraukti daugiau užsienio pacientų, inicijavo duomenų bazės apie medicinos įstaigas Kaune įsteigimą. Problema buvo tai, kad Kaunas nėra viešinamas kaip medicinos turizmo sostinė Lietuvoje, skaitykime, ar netgi Šiaurės Europoje. Pradėjom pakankamai aktyviai bendradarbiauti su Kauno turizmo informacijos centru ir su jų pagalba sukūrėm medicinos įstaigų duomenų bazę, kuri buvo patalpinta Kauno turizmo informacijos centro puslapyje 3 kalbom ir Kaunas dalinasi programėlėje. Šie ir daugybė kitų projektų, žmonių, iniciatyvų kasdien vis labiau prisideda prie sąmoningos, klestinčios ir visomis prasmėmis laisvos Lietuvos kūrimo. Didžiausias kapitalas, didžiausias resursas, kurį mes Lietuva turim, tai išsilavinęs jaunimas, kurie savanoriškai grįžta į Lietuvą, atsiveža savo žinias ir investuoja Lietuvos ateitį. Tai, manau, yra unikaliausias ir nuostabiausias pavyzdys, kaip reikia ne tik būti, bet ir kurti. Aš tik noriu palinkėti, kad šita programa toliau tęstųsi, didėtų ir kad kuo daugiau tų talentų šiuo metu esančių užsienyje grįžtų į Lietuvą.